nekenčia tamsos. Tas myli saulę. Renata, kas tau darosi? Nieko. Dainuoji? Girdžiu, bet ką dainuoji? Odė saulė. Atrodo, taip vadinasi ši daina. Galėtum internacionalą? Na ir kas, ji man patinka. O man ne. Orlando dainuose kažko yra. Jos kaip šitie kalnai, kaip šitas dangus. Mes jas dainuodavom Paryžiui. Renata, tu puikiai žinai, kad tu gali dainuoti ką tik nori, bet kad šito gangsterio dainų daugiau nebegirdėčiau. Beje, Orlandas jau suimtas. Jo politika manęs visai nedomina. O jo dainos gražios. Mama, paklausyk, ką? Nedrįsk. Tu žinai, kad 2 kartus aš niekada nekartoju. Mamytė, na, kodėl tu šiandien tokia griežta, ko? Skaityk. Iš Niujorko. Misteris McCloy. Mama, neįdomu. Viešpatie, kokia tu lengvabūdiška. Ar tu bent žinai, ką jis rašo? Paskaityk, padaryk man tą malonumą. Mama. Aš tave labai myliu. Be mūsų Niujorko biržos, be mūsų akcijų kurso ir be visokio niekalo, kurį McCloy'is kemša į tavo galvą. Šį kartą laiškas kitoks. Tik pamanyk, tai kas jam gal jis nesveikas. Nekvailiok. Sėskis, man reikia rimtai su tavim pakalbėti. Na, nepyk. McCloy'is baisiausiai niršęs. Menkysta. Nesikarščiuok. Aš dar negavau iš vyriausybės sutikimo statyti aerodromą Deimantų slėnyje. O ar tu žinai, kam jis man reikalingas? Rūdą išvežt. Na, pasakyk, kad aš netokia kvaila. Beje, savo jachtą aš pavadinau Uranija. Gražu, tiesa? Tai tu manai, kad man geriau naudotis jų aerodromais ir netekti 60% pelno? Mama, kodėl tu ne Amerikos prezidentas? Ką? Jų šalies generolai irgi nekvailiai. Jie nesutiko. Kaip? Po viso to, ką tu dėl jų padarei? McCloy'is atsiuntė ultimatumą. Per kelius mėnesius privalau suorganizuoti uranų rudos pristatymą į Kaliforniją arba... Ta ultimatumą suplėšyk. Suplėšyk. Jis grasina, kad nepratęs $600 milijonų paskolos. Mes bankrutuojam. Iš visų milijonų liks tik pelenų saujelė. Kiek žinau, misteris McCloy'is geriausias tavo bičiulis. Bičiulis ne profesija, pirmiausia, jis bankininkas. Vadinasi, mes jau pelenų krūvelį? Dar ne, bet galim būti. Bet mano kelionė jachta aplink pasaulį. Aš tikiuosi įvyks. Na, tu ką nors sugalvosi, ką? Mūsų išgelbėt gali tik tai Juanas Skandija. Jį patį reikia gelbėti. Vos ant kojų laikos. Ne tie galingi, kurių kojos tvirtos. Ach, štai dėl ko tu jį pakvietė anksčiau negu kitus. Pagaliau ir tu pradėjai mąstyti. Jis vėluoja. Žinoma. Dar ne visi buliai koridoje nusmeigti. Renata, kitos išeities mums nėra, aš viską apsvarsčiau. Apsvarstei tu, o gyvent su juo turėsiu aš. Ir apie tai galvojau. Viešpatie, tarsi aš neturėčiau savo galvos. Galvos neužtenka. Reikia dar turėti gyvenimo patirties. Tai nupirk man ją. Anksčiau tu su manim taip nekalbėjai. Štai ką padarė Paryžius. Pati mane ten siuntei. Apie tavo ateitį galvojau.
Mano Renata dailininkė, tai atrodė taip viliojančiai. Paryžiuje mokė piešti, Milane dainuoti, o kas iš to išėjo, tu pati matai. Gerai. Grįžkim prie reikalo. Tik taip atrodo, kad mes laimingos ir galingos. Aplinkui galybė besišypsančių veidų. Įsižiūrėk geriau rykliai. Jie ir te trokšta, kad mes paslystume. Mes, moterys, mums sunkiau. Mama, kodėl tau neištekėjus? Kad ir už juoką. Turėčiau visai neblogą patėvį, nors kiek ir keistoką. Ne vyrai man galvojo, tavo ateitis. Ištekėti moteriai reiškia gauti virtuvės raktus. Ištekėti man prarasti seifo raktus. Ištekėti rytų mums reikia vyriškos rankos. Atrado rankas, seni grėbliai. Reikalingas jo vardas. Vardas nerūbas, jo neprisidengsi. Prisidengsi ir dar kaip. 2 savaičių baigėsi apelsinų slėnio nuomojimo sutartis. Šitiek naftos, kas galėjo pagalvoti prieš 10 metų? Nu, tas sutartį pratęsk, man rodos, kad jie nesispirs. Jis netoks kvailas. Kai jis dabar žino geologų išvadas, kam jam nuomoti savo žemės? Viešpatie, tavo racionalumas mane iš proto varo. Ištekės ir viskas susitvarkys. Brook & Company Latino Amerikoje dabar neskamba. Pakeisime kompanijos pavadinimą. Keisime dekoracijas, o artistus paliksime tuos pačius. Svarbiausias artistas visai nukaršęs bulius. Kalbėk logiškiau. Gerai senas jautis. Apie savo būsimą vyrą taip kalbėti nedera. Moteris gali galvoti apie savo vyrą, ką tik nori, bet tik ne balsu. Tai pirmoji protingos moters elgesio taisyklė ir tu privalai jos laikytis. Mokyti tu moki. Aš viską apgalvojau. Jų dviejų charakteriai panašus. Jis mėgsta bulius, tu buriuoti, jis į koridą, tu jaktą aplink pasaulį. Jis ateiti šviesi. Duos Dievas. Greitų laikų tu būsi pati jauniausia ir pati turtingiausia pasaulyje našlė. Į Ransą atvyko senjoras Kandija. Ačiū. Jis jau čia. Aš einu. Netrukus bus reikalinga. Jūs šiandien žavi kaip Kordovos viršūnė. Iš kur tokie palyginimai? Ši viršūnė labai žavi ir dėja nepasiekiama. Jūs kalbat kaip poetas. Kalbu kaip vienišas žmogus. Išėjau iš koridos ir galvoju, visi turi savo lizdelius, o aš... Jūs turite draugų. Geriau turėti vieną tikrą, bet dėja. Senjora Merlina, man labai žiauriai atkakliai atstumėte man ranką. Neturiu teisės galvoti apie savo dukterį. Tai yra apie save. Galvoju apie savo dukterį. Taip, o kur jie tas mano mielas kūdikėlis? Mūsų šeimoje atsitiko didelė nelaimė. Vargšė beždžionytė sinarino kojytę. Renata antrą naktį nemiega, slaugoja vargšelį. Jie labai jautri, tas mano mielas kūdikėlis. Taip, į senelę ir motiną, tai paveldėjimas. Genai stipresni už piramidės. Kas juose įrašyta, ugnimi neišdeginsi. Mano senelis, kaip žinote, buvo matadoras. Senjore Juanai, kol susirinks kiti svečiai, leiskitės pavaišinti kavą. Nėra pasaulyje vyriškiau, kuris atsispirtų tokiai pagundai paimti kavos puoduką iš jūsų žavingų rankų. Kavos. Konjako, viskio, o galbūt romo? Napoleono. Iš pagarbos karvidžiui. Nors aš labiau žaviausi Simono Bolivaro žygiais. Galbūt todėl, kad jis mūsų giminės kraujo. Bolivaras šviesi asmenybė. Aš nusipirkau jo portretą. Noriu papuošti savo vilą. Tarp kitko, jis labai kažkuo primena generolą Mačeką. Tik tuo, kad dėvi panašias kelnes. Tai vis tie dailininkai stengiasi įtikti menkystos. Taip. Beje, jūs jau žinote,
Apelsinų slėnyje rasta truputis naftos. Taip, šiandien jį brangesnį už auksą. Tas auksas po žemė, dar reikia iš ten paimti. Žinau. Reikia kapitalo. Kur jo nereikia? Stato naują areną koridai, trūksta 1,5 milijono. Pinigų aš turiu, bet aš bijau investuoti šiais neramiais laikais. Be reikalo generolas Mačeka nors ir ne bolivaras, bet pakankamai stiprus. Istorija nepasikartos. Aš vis dar negaliu pamiršti tų kelių siaubingų liaudės vienybės mėnesių. Šitiek nuostolių. Viską konfiskavo per 2 dienas ir be jokių kompensacijų. Svarbu nekartoti klaidų. Jūs išminties bokštas. Mums reikia sujungti jėgas. Žinoma, mes visi privalome remti generolą Mačeką, bet pirmiausia, turim būti patys vieningi, mielas Juanai. Gerbiu jūsų protą. Aš nutariau nebeprašyti, kad pratęstumėt Apelsinų slėnio nuomos sutartį. Neblogai sugalvota, nes man būtų labai nemalonu jums atsakyti neigiamai. Suprantama. Pakeisiu Brukant Company vizitinės korteles. Tai vakarykštė diena, reikia naujų. Ką jūs pasakytumėt, jeigu juose būtų rašyta Candia and Company? Gana įdomus posūkis. Mūsų kapitalų sujungimą. Aš galvoju apie jūs, mielas Juan, ir savo dukterį. Aš galvoju apie jūsų ateitį. Renata visada buvo mano svajonių žvaigždė tolimam horizonte. Ir mano jausmai toli gražu ne visai tėviški, nors aš tai slėpiau. O motina širdies neapgausi. Renata irgi seniai žavisi jumis. Jūs nuostabus jaunikis. Vikrus vyriškas, o be to jūsų labai gilus protas, todėl aš ir laiminu jūs abu. Tikiu, kad nei jums, nei Renatai niekada neteks gailėtis dėl šios akimirkos. Taigi, firma Candia and Company. Palaukite, bet kadagi aš eisiu į koridą? Nesirūpinkite, visko pasirūpinsiu aš. Jūsų Renatos reikalais rūpinsiuos kuo puikiausiai. Pradėsime nuo naftos. Bet to aš ir privalau tai daryti, todėl kad 60% akcijų priklausys man. Iki šiol gyvenau vienas, pripratau, atrodė, kad taip ir reikia, o dabar traukia pastovesnės vertybės. O ką jūs galvojate apie miškus? Buliai mėgsta pievas. Aš kalbu apie jūsų miškus Blanko provincijoje. Gražus miškai tegul savo auga. Naudingiau būtų kirsti. Mediena dabar brangi, energijos krizė ne paskutinė, po jos seks popieriaus krizė. Poryt vėl posėdis, susirenka koridos reporteriai. Noriu, kad mane palaikytų plačioji visuomenė. Kada kelsime vestuvės? Nesugalvoju. Rytoj. Šeštadienis labai gera diena. Gerai, po posėdžio. Bet gal tuo metu Renata neturės laiko? Turės, užteks jai su ta beždžionyte. Tegul pasirūpina savo vyru. Svečiams susirinkus susprogdinsime atominę bombą. Visus pakviesime į tradicinį Bruk šeimos festivalį ir į vestuvės. Įspūdingi reginiai mano silpnybė, senjora Merlina. Tad sutarta? Sutarta. Jūs tikras matadoras, senjore Juanai. Atsiliepia protėvių kraujas. Kaip beždžionytės kojytė. Netikiu aš to Darvinu ir jo teorijom. Ir aš taip pat. Moterų rankos stebuklus daro. Pasiilgau jų švelnumo. Kartais paprasta beždžionytė būna laimingesnė už žmogų. Pasikalbėkite vieni, mano vaikučiai.
Jūs šiandien kaip visada akinamai žavi. Jūs kaip Kordovos viršūnė viliojanti ir nepasiekiama. Ačiū. Ir suknelė jūsų graži. Dioras. Atspėjot. Kartais mados labai nelogiškos. Paslėpia tai, ką moterys turi gražiausia. Jūs tikras džentelmenas, senjorė Juan. Jums jokios mados nepavojingos. Jūs tikras, nuostabus kūdikis. Mano rankos labai stiprios. Kiekvienos moters svajonės stiprios, vyriškos rankos. Jūsų svajonė greit išsipildys, mano mergytė. Aš auklėta puritoniškai, senjorė Juanai. Gimiau Naujojoje Anglijoje, Masačusetso valstijoje, iki vestuvių. Nevalia. Mums neilgai teks kankintis, mano mergytė. Rytoj mūsų vestuvės. Rytoj? Taip, po teisėjų kolegijos posėdžio. O gal jūs, senjorita, rytoj labai užsiėmusi? Ką pasakė mama? Ji džiaugiasi mūsų laimę. Amen. Pasikalbėjot? Iš širdies. Visi aptarėt? Amen. Ką tai reiškia? Taškas. Koks taškas? Tavo taškas? Savo taškų aš gyvenime neturiu. Tu jau pat išvykstu į buriuotojų klubą. Tai jau renkasi svečiai. Mes turime aptarti. Šiandien paskutinis vakaras, mano mama. Kada grįši? Kai Simonas išleis. Reikia ruoštis vestuvėms. Ta aš ir darau. Sudie, mama, paryti išplaukti. Kodėl taip skubiai? Skubi tu, o ne aš. Išvažiavo pakvėpuoti grinu oru. Susijaudino mergaitė. Ji tikrai labai jautrios širdies. Kas genas įrašyta, ugnimi neišdeginsi. Nuostabus cigarai. Tikra Havana? Jūs ten netekote viso fabriko? Nebuvom vieningi. Svečių mašinos rančos teritorijoje. Tegul važiuoja prie mėlynosios terasos. Klausau. Būkit laimingi ir mylėkit vienas kitą. Senjorai ir senjoras, šiandien nedidelis jubiliejus. Jūsų šalies patriotai lygiai prieš 8 metus apvalęs šalį nuo raudonųjų. Keliu taurę už kilnų poelgį, už jūs, brangus senjorai. Mano brangioji, šiandien tokia liekna. O aš negali atsigrožėti jūsų figūrą. Japonai tokias drožia iš dramblio kaulo. Jūs abi labai mielus. Tarp kitko, girdėjus, kas nutiko Klingeriui? Ką, vėl naujas romanas?
O ne, šį sykį blogiau. O, Jį paliko žmona. negali būti. Toks žmogus tokia garsenybė. Pagal jo pasiūlytą dietą maitinasi karalienės ir prezidentinis, liekniausias ir gražiausias moteris pasaulyje. Lingeris pats ėmė baisiai tukti, todėl ėmė žmona ir pabėgo. O viešpati koks siaubas, kokia gėda. O kam dabar gera gyventi? Pasakysiu atvirai. Kai valdžioj buvo raudonieji, aš jokių dietų nesilaikiau ir nė gramo nepriaugau. Nervai, brangioji, nervai kalorijas suryja, tik nervai. Tada mums negresia pavojus nutukti, gyvenam kaip ant parako statinės. Pažvelkite, senjorai, į senjoros Bruk veidą. Kiek tyro sekso, o gyvena viena? Mano brangioji, jūs per daug naivi. Freudas moko, jog seksas neugdomas nuvysta kaip kaktusas be saulės. O man atrodo, kad be dukters sėdagiau niekas pasaulyje nerūpi. Freudas, kaip ir Kristus, niekur nesuklydo. Dievėdo, kad tai būtų. Kada sprogdinsime bombą? Tu jau po koncerto. Pažiūrėsiu, kokie bus jų veidai. Mėgstu tokius reginius. Jūs gelbėkit savo antkastų garbę. Ką jūs norite pasakyti, senjora Patricija? Šalyje nėra ramybės, nors jau praėjo beveik 8 mėnesiai. Vakar 3 pakūrė. Na, o kiek jų dar laisviai? Šiandien koridoje, kairiojoje sekcijoje, jaunimas dainavo odę saulei. Baisus įžulumas. Ornan dar rytoj sušaudys. Teismo sprendimą turi patvirtinti vyriausybės galvo. Generolas Mačeka. Ornandas dar gali likti gyvas. Toks Neliks. variantas naudingesnis. Neliks. Sankcija jau yra. Senjorai ir senjoras, pradėsime tradicinį koncertą. O po jo siurprizas. Prašom.
O dabar siurprizas. Rytoj, čia pat šitoj rančoj, įvyks Virvės pjauna rankas. Iš balsų netrodo. Pakausys policija, garantuoju. Sušaudys. Pirma mes tave. Kiek jums metų? Ne tavo reikalas. Kuo jūs vardu? Kodėl senjorita tokia smalsi? Ką aš jums blogą padariau? Tu mūsų priešas. Pati aš jūsų nepažįstu. Kaip galiu būti jūsų priešas? Tu mūsų klasinis priešas, supranti? Koks bukagalvis. Jūs neturtingas. Paleiskite mane. Atiduosiu savo automobilį. Netokį sutikai pirmą kulką gausiu nelaisvę. Ką laimėsit? Vyrams reikia gyvų moterų. Būkit geras. Man labai niežti kairį skruostą. Brūkštelėkit ranką. Valdyk liežuvį, kobra. Gerai, pakentėsiu. Tai pataisykit man sijonėlį. Aš taip nepratusi sėdėti prieš vyriškį, pataisykit. Šteks, prakeikta kekšiai. Ko reikauji naktis jau? Ir tu reikautum. Papirkti mane norėjo, automobilį siūliau, paskui... Kada? Ką turi tą siūlo, iš Protuvos neišvarė. Grįžkit mane. Pakentėkit, senjorita. Mums reikia pasiruošti netikėtumams. Policija ir kariuomenė ant kojų. Nieko. Greit susipažinsit su mano mamyte. Kiekvieną akimirkę gali atsitrasti čia. Ir mes ginkluoti. Jeigu kas jai paliepia. Pirmą dudėsim, paskui paslėpsim. Pedrai, nesikarščiau. Jose, štai tai užturs daiktelis. Jeigu ryktels. Aš turiu savo. Ranka nesudrabės. Juk aš kirpėjas. Rauli, pastatyk ant stalo vynas taurelėmis greitai. Franciskai, paruošti rytoj vietą. Duokit gert. Pakentėsi. Tau blogai. Turi vaisto, aš eisiu nupirkti. Nereikia. Sėdėk, šalia mūsų kirpyklos yra vaistinė. Antonijau, ką tu ten veiki? Patylėk. Pieši prieš mirtinį senjoritos portretą? Atleiskit, senjorita, aš toj paėsiu. Tada pasikalbėsim apie viską. Jau aušta. Ką jūs darysit su manim? O tai priklausys nuo aplinkybių. Šiandien turėjo būti mano vestuvės. Šiandien? Kelintą valandą? Vakare po koridos. Į vestuves jūs dar suspėsit. Žinoma, jeigu elgsitės protingai. Ką jūs darysit su manim? Mano mama turtinga užmokės. Greičiau parduokite mane. Senjorita, jūs neprekė. Žmogaus parduoti niekas neturi teisės. Ką jūs darysit su manim? Panašus? Budelis Mačeka. To betrūko. Labai kaip gyvas. Ne tavęs klausia. Nesuprantu, ką tai reiškia, Antonijau. Tai suprasi. Jeigu įsiveš policija, žinokit. Aš dalininkas. O jūs amerikiečiai turistai, mano bičiuliai. Aišku? Kam tas cirkas, mes ginkluoti, Mums Antonijau? gali prireikti ne tik tai ginklų, bet ir galvos. Senjorita, jūs privalote paprašyti motiną, savo motiną, kad jinai paveiktų huntos vadovus. Jie turi paleisti iš kalėjimo vieną žmogų. Gerai, padarysiu viską, ko prašote. Pravažiuosiu namo ir tiksliai perduosiu jūsų žodžius. Greičiau, paleiskite mane. Deja, dar negalime. Kas nunešė įrašą į pašto dėžutę? Aš. Neleiskite man. Tu parsėk. Man čia tvanku.
Gatvė pavojinga. Šiandien sapnavau motiną, jinai vaikščiojo saulėtomis gatvėmis, tai geras ženklas. Mane grėsė joks pavojus. Gerai, aš sutinku. Gerai. Ką aš turiu sakyt? Tu atrišime rankas, kad galėtum atlaikyti magnetofoną. Kose tu vikriausias. Aš parašysiu tekstą, o jūs turėsit jį tik perskaityti, daugiau nieko. Aišku? Geriau. Pažiūrėsim, kur tas liberalizmas nuves. Tai tik paprasčiausias žmoniškumas. Mes negalime daryti nuolaidų, mes revoliucijos kareiviai. Jeigu nori žinoti, gangsteris, o ne kareivis. Valdyk liežuvį, kobra. Kodėl jūs taip manęs nekenčiat? Jose, papasakok senjoritai savo istoriją. Gal kai ką supras. Argi dabar laikas? Gerai. Tada aš papasakosiu. Jose tėvas turėjo žemės sklypą ir gyveno kaip visi kiti. Bet vieną dieną priejo prie jo du vyriškiai ir pasakė: imk pinigus ir atiduok mums savo žemę. Kur jam dėti su šeima be žemės? Jis nepaklausė. Po poros dienų jį rado pakartą. Jose pats savo rankomis nukabino savo tėvą nuo telegrafo stulpo. Kas buvo tie žmonės? Jūsų motinos samdiniai. Neapsimesk, kvailute. Kai apelsinų slėnyje buvo rasta deimantų, visi žemdirbiai turėjo įsineždinti. Pedrai, pats sakė, kad reikia veikti. Nepamirškime ir agitacinio darbo. Sudaužę seną pasaulį mes sukursime naują visuomenę, naujų žmonių santykius. Nebebus jokių išnaudojimų. Kiekvienas turės visišką laisvę, sąžinės ir veikimo laisvę. Ir šias teisės užtikrins naujoji konstitucija, kurios pagrindą sudarys Ornando dainos. Valstybės valdymas turi remti žmogaus jausmu, o ne akmeninę dogmą. Ornando dainos vaidins tokį pat vaidmenį kaip katalikams Naujasis testamentas, musulmonams Koranas. Nekalbėk už visus. Raulė, kaip jauties? Jau geriau. Jau rytas. Taip, 6 valandos 25 minutės. Ornando mirties bausmė paskirta 17 valandą. Beliko 10 valandų 35 minutės. Nedaug. Skaitome ekstra pranešimą. Nežinomi piktadariai vakar vakare pagrobė Brook & Company prezidentės Merilinos Brook 23 metų dukterį Renatą. Nusikaltėliai pasislėpė. Policija ir kariuomenė daro žygius ją surasti. Tam, kas padės išgelbėti merginą, senjora Brook paskyrė $10,000. Pranešti telefonu galima į bet kurį policijos punktą. Garantuojama paslaptis. Senjorita, jūs verta tik $10,000. Kaip jau buvo pranešta, teismas nuteisė mirti komunistinį agitatorių ir kiršintoją Feliksą Ornandą. Vyriausybės galva generolas Mačeka teismo nuosprendį patvirtino. Mirties bausmė bus įvykdyta šiandien 17 valandą. Radio korespondentas, norėdamas sužinoti, kaip reaguoja į šį sprendimą mūsų tauta. Dabar jums tikriausiai viskas aišku. Vadinasi, jūs norite mane iškeisti į Ornandą. Taip. Kitos galimybės jį išgelbėti nėra. Tai tekstas, kurį jūs turėsit perskaityti. Po valandos jūsų balsą užrašytą magnetofono juostelį girdės jūsų motina. Prašom. Nejaugi jie nužudys Ornandą. Skaitykit. Jau rašom. Pradžiai galite savai žodžiais, o paskui perskaitykite labai tiksliai. Aš negaliu, man baisu. Greičiau arba pribaigsim. Kodėl jūs tokie žiaurūs? Na, užteks. Arba. Brangi mamytė. Skaitykit. Jau rašom. Pradžiai galite savai žodžiais, o paskui perskaitykite labai tiksliai. Aš negaliu, man baisu. Greičiau arba pribaigsim. Kodėl jūs tokie žiaurūs? Na, užteks. Arba. Brangi mamytė. Mamytė, aš esu surišta. Man grėsia mirtis, bet iki šiol jie dar nieko bloga man nepadarė. Jie visi ginkluoti, aš surišta. Jie nori mane iškeisti į Ornandą. Pasikalbėk su generolu Mačeka, juk jis viską gali, iškeiskite mane. Paprašyk senjorą Juaną, kad ir jis padėtų. Aš labai bijau, aš nenoriu mirti. Užteks. Dabar skaityk mūsų tekstą. Baisu, kokia nelaimė piratai žmogžudžiai. Karinė junta turi galimybę išgelbėti Renatos Brook gyvybę. Sąlygos tokios. Feliksas Ornandas šiandien 16 valandą turi būti pasodintas
į lėktuvą, kuris skrenda į Puerto Negrą. Orlando išlipimą iš lėktuvo būtina transliuoti per televiziją. Po valandos Renata Bruk jau bus savo motinos rančiuje. Mes garantuojame jo saugumą tol, kol gyvas bus Orlandas. Kitu atveju motinai teks pasiimti dukters Lavoną. Pranešime vėliau, atsakymą nelaukime. Arba. Orlando vadavimo komitetas Liepos 15 diena. 6:50 minučių. Mamytė, gelbėkit mane. Ruošiausi eiti pas generolą Mačeką. Vieno reikalo dabar eisiu kitos siaubas. Renatos likimas jūsų rankose, generolė. Aš tikiu jūsų jėga. Mūsų policija ir kariuomenė ant kojų. Šiąnakt nemiegojom ne tik mes. Mieste vyksta areštai. Visur sustiprintos sargybos. Sužinojot, kokiu telefonu pranešė apie įrašą pašto dėžutį? Skambino iš automato Santa Monikos ir Santiago gatvių kampe. Vadinasi, jis slepiasi kur nors netoli tos vietos. Visas jėgas reikia mesti į stadiono rajoną. Klausau, generolė. Aš tikiu jūsų jėga ir sumanumu, generolė. Savo veiksmais galite pagreitinti tragišką atomazgą. Netikiu, kad jie paklius į jūsų rankas. Reikia laimėti laiko, vesti derybas. Visi supranta, kad tai būtų geriau. Deja, nuosprendis Orlando jau paskelbtas. Jis turi būti sušaudytas šiandien 17 valandą. Liko 6 valandos 12 minučių, kaip mato, darom viską. Šiandien reikia organizuoti visas jėgas. Gelbėti Renatą. Ką mes dar galime padaryti? Deja, ne viskas nuo mūsų priklauso. Kodėl? Man rodos, kad viskas priklauso tik nuo mūsų. Orlandą reikia palikti gyvą ir iškeisti į Renatą. Reikia gelbėti tą mielą mergaitę. Tai visų mūsų šventa pareiga. Taip aš visai sutinku su banko direktoriumi. Jeigu policija ir aptiktų plėšikų langinę, jie vis tiek suspės. Mūsų vyrai aukštos kvalifikacijos. Neužmirškit operacijos, kuri išvadavo šalį nuo raudonųjų. Čia kitas atvejis. Viską lemia netikėtumo efektas. Visi niekšai yra bailiai. Na, žinoma, jeigu jie nėra fanatikai. Jie neprašo nei $1, ne gramą aukso, vadinasi jie fanatikai. Visiems aišku, kad Orlandas jiems brangesnis už bet kokius pinigus. Jisai maištaujančių jaunimo vėliava. Ir todėl turi būti sušaudytas. Surakinčiau grandinėmis. Tegul pūva kalėjime. Surakintas jis būtų dar pavojingesnis. Nesuprantu. Leiskite jums priminti Libertadorą Mirandą. Ji prirakino kalėjime geležinę grandinę prie sienos kaip šunį. Sužinoję žmonės, kilo pasipiktinimas. Karalius pažadėjo Mirandui laisvę, jeigu jis atsisakys revoliucinės kovos. O ką atsakė Mirandas? Surištas aš jums pavojingesnis. Todėl jūs norit mane paleisti. Štai kai jis atsakė. Viskas ne taip paprasta, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo. Patenkinsim vieną teroristų reikalavimą. Ir iškels kitą. Vadinasi, Merilina Bruk likimo auka. Jos duktė likimo auka. O Orlandas kelią pasirinko prie sienos pats. Būkite tvirta, senjora Bruk. Viskas baigsis gerai. Man jūsų skausmas labai suprantamas, nes neseniai pergyvenau panašią tragediją. Anksčiau, kai skaitydavau laikraščiuose apie lėktuvų katastrofas, mane domino tik tai, kiek skraido jame keleivių ir kieno kompanijos buvo lėktuvas. O kai žuvo mano sūnus, man visai nerūpėjo, kiek su juo skraido keleivių. Supratau, kad
Katastrofų metu žūsta ne grupė keleivių, o atskiri žmonės. Jūs tada pasielgėt didvyriškai. Mane slegia baisios abejonės. Kodėl jūs nesikreipėte į generolą Mačeką? Jūs nepasitikėt generolu Alonso? Pavaldinys paprastai būna piktesnis už savo poną. Aš pasinaudosiu jūsų patarimu. Mes negalim spręsti Orlando likimo, neatsižvelgdami į šalies padėtį. Savo bičiuliams būsiu atviras. Mes gyvenam ant ugnikalnių. Šiomis dienomis generolas Mačeka buvo sukvietęs mūsų aptarti tolimesnę taktiką ir strategiją. Faktai rodo, kad pasipriešinimas mums didesnis negu iš pradžių manėm. Komunistai pasitraukė į pogrindį. Ar ne per daug mes tam pogrindžiai skiriame dėmesio? Nutylėjimas kartais galingesnis ginklas už skambinimą varpais. Varpais skambinam ne mes. Komunistai labai sumaniai veikė. Jie pasitraukė į kalnus, pergrupuoja jėgas ir ruošėsi puolimui. Svarbiausias jų noras atsiriboti nuo kairiųjų ekstremistų, teroristų. O mes žinom, kad bombas mėto kaip tik jie, o ne komunistai. Ar nuo to mums geriau? Mes turim išnaudoti savo tikslams kiekvieną kairiųjų ekstremistų išpuolį. Jeigu mums pavyktų visą kaltę suverst komunistams, diskredituotume juos tautos ir viso pasaulio akyse. Jūs kalbate logiškai, bet grįžkime prie Renatos. Leiskit man užbaigti savo mintį. Jeigu generolas Batista savo laiku būtų ryžtingiau pasielgęs su kaliniais, Kuboje padėtis dabar būtų netokia. Istorija geriausia mokytoja, taip sakė romėnai. Jūs kalbate apie istoriją, o užmiršote, kas buvo vakar. Kas jūs pasodino prie valstybės vairo? Iš kur gavote 30 milijonų dolerių? Kas aprūpino ginklais? Kaip jums negėda žiūrėti Merlinai Bruk į akis dabar, kai jai reikalinga jūsų pagalba? Mes nieko neužmiršam. Dar daugiau. Pasmerkdami Mirą Fernandą mes ir ginam senjoros Bruk interesus, kaip iš šito nesuprantat? Aš jūs remiu ir dabar remiu. Todėl prašau jūs gerbti mano nuomonę, generolė. Atleiskit, senjore Juanai. Aš atsakingas tik tai už valstybės saugumą. Ir vykdau generolo Mačekos įsakymus. Taip. Yra. Aš klausau. Taip. Ačiū, generolė. Suprantama. Taip. Aš laukiu jūsų. Generolas Mačeka labai jautrus žmogus. Jis tai jos bus čia. Vadinasi, man nėra jokio reikalo pas jį važiuoti. Baisiai lėtai slenka laikas. 12 valandų 8 minutės.
Prieš mirtį žmonės, sako, darosi protingesni. Nebežiūri į laikrodį. Nekalbėkime apie tai, senjorita. Dabar visiems nelengva. Pakaruoklio namuose apie virvę nekalbama, taip? Jūs pati viską sugalvojate, o paskui savo mintis primetėte kitiems. Gal ir planą pagrobti Bruk dukterį aš sugalvojau ir primečiau jums. Aš nebegaliu su jumis ginčytis. Ornandas. Ką, jūs jį pažįstate? Ne. Niekada nebuvau sutikus. Ornandas mano draugas. Kodėl neužbaigėt portretą? Užbaigsiu. Kai paleis iš kalėjimų. Paveikslas liks neužbaigtas. Jūs ir vėl. Bent valandėlį užmirškite apie tai. Jeigu pasikeistumėm vietomis, aš jums duočiau lygiai tokį pat patarimą. Ornandas man išgelbėjo gyvybę ir aš kitaip pasielgti negalėjau. O jeigu ir aš būčiau išgelbėjusi jūsų gyvybę, kaip tuomet vaduotumėte Ornandą, ką? Na, ko jūs norite iš manęs? Nereikit ant manęs. Ašgi surišta. Kaip jums negėda pykti. Gerai. Aš noriu, kad jūs mane paleistumėt. Ar jūs tai padarysit? Žinoma, ne. Paleisite mane, nužudysite savo draugą. Kas aš jums, svetimos klasės atplaiša? Taip šūkavo Pedras. Kas yra Ornandas? Jūsų revoliucinės kovos vėliava. Už atplaišą norit gauti vėliavą? Keista. Arba atplaiša brangi, arba vėliava pigi. Ornandas brangus visiems. Pirmais dainą parašė apie baltą kalnų gėlę, kuri pražįsta anksti pavasarį, o antroji daina jau buvo apie jaunuolį, kurį nušovė policija per streiką. Man labai patinka baltos kalnų gėlės. Dabar pavasaris. Sako, rudenį mirti lengviau. Kartu su gamta. Netaip gaila gyvenime. Žinau. Dabar aš jau daug ko nežinau. Franciskai, aš tu. Tvanku. Kodėl? Kodėl jūs atrišote mane? Aš jau laisva, galiu eiti? Ačiū. Jūs labai geras. Davėte atsigerti. Kodėl jūs visą laik tylit? Jūs norite mane nužudyti, bet kas aš nežinote? Gal jūs nebylys? Tada parašykite, ką aš jums bloga padariau. Ką aš jums bloga padariau? Aš dirbau jūsų motinos vario rūdynuose, kai juos nacionalizavo. Senjoros Bruk vasarvietėje mes rengėme vaikų darželį.
Paskui fašistinis pučas. Mes nepasidavėm, bet jėgos buvo nelygios. Geriau aš būčiau savo kulkai kaktą paleidęs. Nustekino saulėje. Spygliuota vėla aptvertoje aikštėje. Nedavė gert. Daužė šautuvų buožėmis. Paskui išvežė į Blanko salą. Ten man degino krūtinę. Per stebuklą likau gyvas. Metė jūrą lavonus ir mane išmetė. Tai pasakykit, signorita, ką aš jums blogą padariau. Baisu, aš to nežinau. Eik, Franciska, jau laikas. Nusivilk mano švarką ir pasimauk dokumentus. Čia viskas yra. Būk atsargus, ne? Atsakymo. Iš mano motinos dar nėra. O mes jau ir nelaukiam. Po 4 valandų 28 minučių viską sužinosim patys. Per radiją. Keista. Visas mano gyvenimas. Nuolatinis laukimas. Vaikystėje laukiau, kada užaugs. Paskui laukiau, kada būsiu garsi dainininkė. Laukiau, kokį jaunikį parinks motina. Dabar laukiu mirties. O gal laisvės? Širdis nujaučia. Širdis dažnai klysta. Man patinka jūsų akvarelės. Ką? Jūs dailininkė? Ne. Galėjau būti. Mokiausi Paryžiuje, bet viskas kitaip susiklosti. Tai gal papasakai, ką nors apie save. Aš jūs labai prašau. Kodėl žmogus užmuša žmogų? Ačiū. Kai nužudysite, padėkite gėlę šalia. Ko jūs tylit? Aš bandau suprast, kodėl žmogus užmuša žmogų. Ir kam jums prieikia Orlando mirties? O gal jūs sąžinė kitokia? Nes jau visas pasaulis kitoks. Žinau. Šiandien aš supratau, kad aš savo pasaulio neturiu. Neturėjau. Nepasigėdau. Keista. Bet pasirodo, galima gyventi. Kentėti, džiaugti, žinant, jog visą laiką, ne savo kitų pramintų takų, aš stebėdavausi, kad žmonės reikalauja laisvės. Laikiau juos keistuoliais, o dabar aš norėčiau turėti ne tik laisvas rankas, bet visą pasaulį. Deja. Deja. Per vėlu. Per vėlu. Jie bus protingi. Jie bus protingi, aš tikiu. Aš šiuos geriau pažįstu. Jeigu jie tokie būtų, aš turėčiau daugiau vilties išlikti gyva. Kodėl?
Kodėl jūs įsirinkote mane? Likimas. Likimas. Dabar aš jau bejėgis. Rytoj aš būčiau išplaukus jachtą aplink pasaulį. Nevados valstijoje aš sutikau vieną žmogų. Jis gyveno vienišas kaip vilkas Šmėklų saloje. Taip vadinasi Amerikoje stovyklos, kurios išaugo aukso karšlygiais metu, vėliau buvo apleistos. Senis vos judėjo, bet jis kasė ir kasė akmenuotą gruntą upelio pakriaušėje. Jo akis blizgėjo. Vieną dieną jis tikėjosi rasti grynuolį. Ką tuomet darysit, paklausiau. Jis nustebęs pasižiūrėjo mane ir pasakė: nusipirksiu laivą ir plauksiu aplink pasaulį. Tai kodėl jūs man papasakojate šitą istoriją? Ar aš nepanašiai tą senį? Ne. Nepanašiai. Renata. Sudainuok man Orlando dainą. Aš tavęs labai prašau. Kas čia dabar? Atrišta gėlėmis apkaišyta. Nepavyko su manim gundai kitus? Karamba. Kur Aulis, Jose? Nemanau, kad dabar budeliai Orlandą kaišytų gėlėmis, Antonijau. Nuėjo pas motiną, tuo jau sugrįš. Su jo širdim labai blogai. Ne, dabar jis jaučiasi gerai. Ką ten darai? Neklausinė, geriau padėk. Tai kas čia bus? Palauk tu jau. Kas ten? Leiskite! Toj, senjora, toj! Kodėl vėluojat? Rankas aukštyn. Pagarba generolai Mačekai. Senjorai, jūs čia atsiunti man padėt, o netrukdyt. Joks dailininkas pasaulyje pakeltomis rankomis nenutapys savo mylimo tautos vado portretą. Svirionė seržantė, kur dažai? Aš turiu skubiai užbaigti darbą. Po valandos portretas turi kabėti Amerikos pasiuntinių kabinete. Kokie dažai?
Amerikos atstovas siuntė man dažų. Pakeliui sugedo jų mašiną. Man pranešė, kad dažus paėmė policija ir vežė juos čia. Tai kur jie? Aš nežinau. Aš tikrai nieko nežinau. Kaip tai? Please, drink, sir. Drink, please. Long live Lieutenant Mačeka! Long live Lieutenant Mačeka! Tai kur, senjore? Vivo al General Mačeka! Vivo al General Mačeka! Vivo. Kas jūs toksai? What do you want? Tai amerikiečių turistai. Jie nori pirkti generolo Mačekos portretą. Senjore seržantė, tai kur dažai? Tai kur? Čia kažkoks nesusipratimas. Viva General Mačeka! Viva! Atleiskite! Kas tau? Nieko. Liko 4 valandos. 8 minutės. 4 valandas 8 minutės. Praėjo 3 valandos 6 minutės. Irgi dabar tikriausiai žiūri į laikrodį. Aš stebiuosi, kad grobikai iki šiol neprašė iš jūsų nė $1. Tai rodo, kad jie nepatyrė ir neorganizuoti. Jie turėtų nepraleisti progos ir išlupti iš jūsų kuo didesnę sumą. Tai būtų laimė. Ir aš su malonumu atlikčiau savo pareigą, nelikdamas nuošaly. Bandykim pasiūlyti jiem. Kaip? Jeigu turėtume adresą, turėtume ir Renatą. Oi, mielasis Juanai. Jūs matot, kad aš nebesugebu logiškai galvoti. Iš jūsų pagrobė dukrą, iš mane žmoną. Abu mus Dievas skaudžiai nubaudė už ką? O laimė buvo taip arti. Brangioji Merlina, šiandien 8 valandai sukviesti svečiai, gal reikia atšaukti? Nereikia. Atšaukt, kas nutarta mūsų šeimai nepriimta. Tegu renkasi svečiai. Jeigu Renatas sugrįš, eisite tiesiai prie altoriaus. O jeigu... Tuomet vestuvių nebus. Visi susikaupimu pagerbsime tragišką įvykį. Prisiekiu, niekas nepamatys mano akyse ašarų. Tokios mūsų šeimos tradicijos. Svajonėse aš jau kūriau laimingo šeiminio gyvenimo pilį. Kai jūs atstumėte mano ranką, buvau įsitikinęs, kad jau nebepatirsiu šeimos židinio jaukumo. Atleiskit, mielas Juana, aš tada galvojau tik apie Renatą. Jūs ideali motina. Nesvarbu, kas atsitiktų. Mes vis viena liksime bičiuliai. Vaikščiosime kartu į koridą. Jeigu jis žūtų, aš net laikyčiau. Vienatvė baisi. Jums vyrams lengviau.
Man šovė galva baisi mintis. Viešpatį negąsdinkit. Jau ir tai baisu. Aš pamaniau, kad tuo atveju, jeigu įvyktų tragedija, galėčiau pasiūlyti jums savo ranką, bet jūs vėl ją atstumsite. Aš palaužta. Dabar neturėčiau jėgų tai padaryti. Jis man toks brangus. Berlyną. Atvyko generolas Mačeka. Vyriausybės vardu ir pats asmeniškai reiškim senjoro Bruk gilią užuojautą. Atvykau pasidalinti skausmu ir ištiesti jums pagalbos ranką. Jūs labai jautrus, Jūsų ekscelencija. Aš tėvas ir jūsų kančią atjaučiu visą širdimi. Kada sugrąžinsite Renatą? Jeigu jūs žūtų, aš net laikyčiau. Praėjusią savaitę senjorę Mačelio žmoną mes išvadavome per 3 valandas. Šiandien mes verčiame visą miestą kaip seną švarką. Jūsų ekscelencija, Renata jau 18 valandų kaip pagrobta. Šį kartą grobikiai veikia gudriau. Bet ir mes nesnaudžiam. Šitą jau turim. Į policijos rankas pateko Raulis Varga, buvęs studentas, neseniai pabėgęs iš ligoninės. Jo tėvas komunistas, neseniai sušaudytas. Jūsų ekscelencija, kodėl jūs nekalbat apie iškeitimą Renatos į Orlandą? Senjora Bruk, pasistengkite pažvelgti į susidariusią situaciją iš valstybinio taško. Šiuo atveju aš tik motina. Prašau, tai neužmiršti, ekscelencija. Aš jūs nuoširdžiai užjaučiu, bet supraskite ir mane. Tėvynė man patikėjo sunkias pareigas. Gerai, aš padėsiu jums. Kiek dar reikia? Kiek? Esame dėkingi. Mes tvirtai giname jūsų interesus. Viską, ką nacionalizavo marksistai, jums sugrąžinam. Gerai. Aš gerbiau jūsų darbus, jūsų išmintį. Bet Renata privalo grįžti. Pakalbėkit apie tai, vieni bičiuliai. Kokia situacija, ekscelencija? Neaiški. Mes darome viską, kad ją išlaisvintumėm, bet dėja ne viskas nuo mūsų priklauso. Kodėl? Ne nuo mūsų. Jiegi siūlo ją iškeisti, Renatą. Maištininko likimas nuspręstas. Jis bus sušaudytas šiandien 17 valandą. Negali būti. Dėja, aš nieko negaliu pakeisti. Jūs, vyriausybės galva. Mano pareiga likviduoti tėvynėje chaosą. Arba aš tą pareigą įvykdysiu. Arba jūs, senjorė Kandija, ir senjora Bruk patys pirmieji mane pasmerksite. Kam taip smarkiai? Atsiminkite, senjorė Kandija, kad mes esame tik pusiaukelyje. Griauti lengviau ne kaip statyti. Ką pasakytų jaunieji patriotai, atidavę į mūsų rankas Orlandą, sužinoję, kad mes jį paleidom. Senjorė Juanai, aš noriu su jumis pasikalbėti atvirai ir vyriškai. Taip, kaip privalo kalbėti žmogus, jaučiasi atsakomybę už savo tautą. Visų pirma, sakykite man, jūs tikite manimi ir mano misiją? Jeigu nebūčiau tikėjęs, nebūčiau rėmęs. Tačiau dabar keliu sąlygą. Arba Renata, arba jūs iš manęs negausite nė vieno cento daugiau. Senjoros Bruk taip pat.
Tėvynė niekada neužmirš jūsų dosnios rankos. Bet su sąlygom neskubėkite. Pabandykite įsivaizduoti save mano vietoje ir supraskite, kodėl aš negaliu paleisti Orlando. Jeigu jiems šiandien pavyktų šantažas su Renata, rytoj gali būti pagrobtas Senjora Bruk, o poryt jūs, Senjore Juanai. Taip, jūs. Ir už jūsų gyvybę jie pareikalaus paleisti 100 maištininkų, gal ir daugiau. Aš juos pažįstu, su jais menki juokai. Apie tai aš nepagalvojau. Supraskite, Senjore Juanai, jeigu mes paleisime Orlandą, mes paleisime iš savo rankų ir valdžios vairą. Masės gerbė ne šilkinės pirštinaitės, o geležinį kumštį. Dieve mano, vargšė Renata. Iš to mes netgi laimėsime. Visa kaltė už merginos mirtį kris komunistams. Viso pasaulio viešoji nuomonė bus mūsų pusėje. Vakar aš norėjau užėti pas jūs. Svarbių reikalų. Mano rūmų duris jums visada atviros. Aš paruošiau naują koridos taisyklių projektą. Anos paseno labai nehumaniškus, dvelkia viduramžiais. Ypač jų terminologija. Bulius įleistas pro vartus į areną. Gyvas nebegrįžta, tos vartus vadina mirties vartais. Ir ką jūs siūlot? Stipresnysis turi likti gyvas, kaip Romos Koliziejuje. Kartais Matadoras, kartais Bulius. Todėl mirties vartus reikia pavadinti baimės vartais. Išmintinga, senjore. Aš paremsiu jūsų sumanymą. Tai sakote, ir mane gali pagrobti teroristai. Neabejoju. Jūs ką tik praleidote mane pro baimės vartus. Pasidariau protingesnis, ačiū jums. Visiems reikia praeiti pro tuos vartus. Išmintis pati savaime neateina. Susitarėme. Jeigu tėvynė reikalauja, na kaip? Nusiraminkit. Užtikrinu jūs, kad viskas bus gerai. Renata sugrįžo. Ačiū jums, generolė. Atleiskit. Generolas Alansas? Na, kas naujo? Mirė? Mirė? Ne, mirė ne Renata, mirė suimtasis Raulis Varga. Per daug efektyviai tardėte. Reikėjo atsargiau. Širdis? Keista, toks jaunas ir jau širdis. Taip, pas senjorą Bruk. Imkitės papildomų priemonių. Taip. Nusiraminkite, senjora Bruk. Užtikrinu jūs, kad viskas bus gerai. Ačiū, generolė. Išgerk raminamųjų. Praėjo 3 valandos. Aš tuojau atnešiu. Senjoras Juanas Kandija yra nuostabus žmogus.
O taip, tokį pasaulį reta. Rytoj valstybės taryboje mes dar kartą svarstysime jūsų prašymą turėti privatų aerodromą Deimantovų slėnio zonoje. Užtikrinu jūs, kad šį kartą viskas bus gerai. Kas išdrįs prieštarauti, sužinojęs, kaip jūs didvyriškai laikėtės tokiu metu. Ačiū, generole. Iš tikrųjų, man labai skauda galva. Aš jumis pasitikiu. Ir ji praėjo baimės vartus. Baisiai lėtai slenka laikas. Šiame kambaryje viskas sustingia. Ir laikrodžiai, ir šviesa, ir oras, ir mes visi. Be 15 minučių 5. Prieš mirtį žmonės į laikrodį nežiūri. Kai esi laimingas, jo visai nereikia. Ir ką jis sugalvoja? Tavo klausimas, Jose, kaip visada nuostabiai kvailas. Girdite? Iš visko matyti Ornandas bus laisvas. Budeliai įsigando mūsų. Senorita, ruoškitės pas mamą. Mano likimas nuspręstas. Iš kur toks prakeiktas pesimizmas? Kodėl negrįžta Raulis? Man neramu. Raulis žadėjo grįžti 4 valandą. Jo širdis labai silpna. Gal kas atsitiko? Jūs manęs prieš mirtį nekankinsite? Neįsigalvok. Na ko visi tyli kaip per laidotuvės? Mes padarėme nedovanotiną klaidą. Mums reikėjo pareikalauti iš senioritos mamytės 1 milijonų. Tarp kitko, tai padaryti dar nevėlu. Nereikia. Būtų negarbinga. Ne sau. Keista. Aš labai laukiau 5 valandos. O
Dabar man darosi baisu. Jose, nuskusk man barzdą. Skaitome ekstra pranešimą. Generolas Mačeka šiandieną aplankė Brook & Company prezidentę Meriliną Brook dėl jos dukters pagrobimo. Andijos vyriausybė pranešė sutinkanti suteikti politinį prieglobstį Feliksui Ornandui. Renata Brook iki šiol komunistų rankose. Marakano stadione Botafogas įveikė Europos rinktinę. Botafogas įveikė Europą, o mes Hunte. Iš visko matyti Ornandas bus laisvas. Antonijau, tavo mansardai dėlis lieptuvė įkaitams, Andijos vyriausybė sutinka priimti Ornandą. Ar jūs žinot, ką tai reiškia, vyrai? Šiuos geriau pažįstu. Jeigu turėčiau teisę kalbėti jų vardu, visų pirma atsiprašyčiau Franciską. Pedrai, tu drąsus ir viską žinai, pasakyk. Taigi, tiesiai, ko nori. Jeigu jie nepaleis Ornando, kaip mes ją? Tu turi aštrų daiktelį. Turi? Man pradėjo drebėti rankos, ką aš norėjau skust Franciskui barzdą. Ateis laikas, užsigrūdinsi ir tu. Kai man reikėjo Jose pirmąjį kartą mesti bombą nuo stogo, mečiau užsimerkęs. Paskui pripratau. Ateis laikas, užsigrūdinsi ir tu. Padėk man viską sudėti krūvą. Petrai, ką te darai? Jeigu fašistai nužudys Ornandą, mes atsilyginsime 100-eriopai. Skaitome žinias. Šiandien 17 valandą Kalnų tvirtovėje įvykdytas mirties nuosprendis Feliksui Ornandui. Tave nužudė tavo klasė! Kas tu atsitiko, Franciskai? Petrai, pasitrauk! Draugai, tai ką darysim? Slikimas aiškus. Vakar nusprendėme. Vakar nusprendėm ją pagrobti ir iškeisti Ornandą. Vakar. O Renatos likimą turime nuspręsti šiandien, dabar. Teisingai. Čia principų dalykas! Jose, ką tu galvoji? Aš nežinau. Aš galvojau, kad viskas bus daug paprasčiau. Ramiau. Aš pirmą kartą. Aš taip ir žinojau! Petrai, kovos mes neatsisakom. Tai ką tu konkrečiai siūlai? Visų pirma, likviduot šią senjoritą ir pašto viršininką iš karto abu. Aš paruošiu bombą. Na gerai, nenorit tept rankų. Einam. Po 10 minučių namas išlėks į orą. Šaunus atsisveikinimo saliutas Ornando garbei. Siūlydamas savo planą atsižvelgia aplinkybės. Užtas. Jeigu šitai būtų galvojęs, Prometėjus neturėtume ugnies. Kolumbas nebūtų atradęs Amerikos. Mes privalome siekti nepasiekimo. Tada bus rezultatų. Ar net per ilgai šnekėti? Netrukdyk. Tai baigiu. Mes privalome išmokti neapkęsti visko, kas gimė šitame beprotiškame pasaulyje. Tamsos, skriaudų, grandinių. Juk šito mus moko Ornando dainos. Aš nesimokau universitete kaip tu, Pedrai. Bet man atrodo, kad tu iškraipai Ornando dainą. Ten pasakyta, kas daužo grandines, tas myli žmogų. Laukit. Franciskai, kalbėk tu. Aš tai, ką jums pasakysiu. Revoliucijos vien šūksmais ir riksmais nepadarysi. Po 18 minučių mūsų lauks draugai. Šioje mansardoje aš daug ką supratau. Prisipažink, Antonijau,
kad tavo planas išvaduoti Ornandą buvo niekam tikęs. Reakcija neįsigando grasinimų. Tai ką mes turim daryti? Jinai paukojo šitą mergaitę, vykdyti savo grasinimą, o kas toliau? Jeigu klausaisi, aš sakiau, kas toliau. Tau tik liežuviu malti. Jeigu pradėsi mėtyti bombas, tai tik pasitarnausi tiems niekšams. Kai aš buvau mažas, mama neleisdavo man žaisti degtukais. Ar tu nepanašus į šitą? Žvaigį. Aš apsisprendžiau. Išeinu į kalnus. Pas komunistus? Taip, pas komunistus. Tavo kelias, Pedrai, manęs daugiau nevilioja. Tai ką darysim su Renata? Paleiskim ją. Tegul eina namo, mes netepsim rankų. Ačiū, Franciskai. Tu pasakei tai, ką aš norėjau pasakyti. Aš einu su tavim kartu. Antonijo, kodėl? Kodėl tu mus įvėlė į tą istoriją? Taigi priešas nuožmesnis. Kova sudėtingesnė, negu aš maniau. Kas į kalnus? Ko spoksot? Apsispręsk. Antonijo, vakar įrodinėjai vieną. Šiandien darai visai kitaip. Dėl šitos mergiščios sutinku. Tegu gyvena. Raulis pateko į policijos nagus. Reikia skubėti, Kaitė. Renata, Ornando gelbėjimo grupė nutarė jūs paleisti. Ačiū Jums. Pririšta prie kėdės, aš daug ką supratau. Akimirka teisybės brangesnė už abejingumo metus. Mums laikas eiti. Pasiimkite mane. To betrūko. Tu privalai grįžti namo. Antonijau. Kodėl jūs bėgate nuo manęs? Yra tik vienas būdas įveikti savo jausmus. Tai bėgti nuo jų. O ką aš turiu daryti? Tave atriš policija.
Kokia jį tvirta? Moteris savo jėgą parodo tik nelaimėje. Daug dievė, kad visada tai būtų. Neteko dukters, įsigijo draugą. Tik pažvelk į senjorą Kandiją. Jis Bruk priešas. Čia veikia magneto dėsniai. Priešingi poliai traukia vienas kitą. Na, žinoma, traukia, tik mane aišku, kuris kurį iš meilės pasmauks. Tik senjoras Kandija tokiu tragišku momentu gali būti vienintelė pagoda senjorai Bruk. Jos veidas tarsi iš dolerio nukaltas. Nieko nėra baisiau, kaip prarasti savo vaiką. Nereikėjo žudyti Ornando, aš įspėjau. Brangusis, kodėlgi tu nehuntos galva? Tik amerikietė moka taip valdytis. Aš visada valdausi, tik tu šito nepastebi. Kokia prasmė auginti vaikus, jeigu jie taip lengvai prarandami? Vėl priekaištai. Mes esame laimingi ir neturėdami vaikų. Ko neturi, to negali prarasti. Brangus bičiuliai, senjorai ir senjoras, nuoširdžiai dėkoju Jums už Jūsų jautrumą, už tai, kad sunkią valandą suradot laiko pabūti šalia manęs. Prašau tik vieno, padėti ją surast ir palaidot. Brangus bičiuliai, tragiški įvykiai sutrukdė šiandien lemtingą mūsų gyvenimo žingsnį. Senjora Merlina Bruk ir aš seniai jaučiame vienas kitam nuoširdžią simpatiją. Ir išdrįsiu Jums atverti mūsų paslaptį. Mūsų sieja jaunatviškos, kilnios meilės jausmas. Senjora Merlina Bruk sutiko būti mano žmona. Tikiuosi, jog visi suprasite, kodėl mes vestuves atidedam vėlesniam laikui. Viskas gerai, mama? Aš manau, kad atidėti jūsų vestuves nėra jokio reikalo. Viskas gerai, mama. Įveikia apgaulę,